Nu, šiandien išmiegojom Airbnb kambariuke pas močiutę. Nes vakar tai užsiknisau aš ten totaliai. Kaip sakyt, su tais serpantinais kažkaip nusikaliau. Visi prietaisai, viskas išsikrovė, atvariau iš tą kaimą. Restoranų nėra, nieko nėra, viskas uždaryta. Tai teko pasiimti kambarį, pasikrauti prietaisus visus ir išmiegot. Diena prasideda. Užsuksim pavalgyt burgeriukų. Užsisakėm 2 burgerius su vištiena. Užkasim ir trauksim į kelią. Šiandien kirsim Turkijos sieną. Žodžiu, ir gal biškį dar pavažiuosim, ten yra ežeriukas kiek tolėliau, bet ten nemažai sukilimo, tai žiūrėsim, vakar buvo sunki diena, kilometrą sukilimo, tai šiandien nusikalęs toks jaučiuosi, tai bus matyti, kaip čia pajudėsim toliau. Pietaujam ir sutikom draugelių. Ką jūs, kotikai? Ką jūs? Ai, kaip jie čia daug. Na va, mama atėjo. O kas čia dar atėjo? Dar katė. Nu, bažnyčios varpai skamba. Burgeriai skambisi. Gyvenimas verda. Pavadėt vėliokį, pavalgyt tą burgerį, dabar visai kitas gyvenimas. Dar desertą pradėjau nusipirkti. Vaisių ar dar ką nors. Здравейте! Опа! Опа! Стумим. Važiuoti čia nelabai važiuosi. Su tokia manta, bet įsistumt galima. Let's go. Panašu vėl serpantinų dienelė nusimato. Neblogas. Pastačiukas apleistas. Skylėm sienose. Languose visur. Ant kalno. Neblogai. Eik, tu savo kaip sunku. Nu, dar geresnis kelelis nusimato. Lemba tai serpantinai, tai žudo. Stumėmės kalnais kalneliais. Stumamės. Vis statėja. Noriu pasakyti, ar čia mašinos važiuoja. Šitą kelią. Normaliai. Normaliai čia įstumė. Štai tikrai nevažiavau čia su mašina jau vietoj. Kilometrų ilgiau. Ar 2.
Bet jau ne tokio kelelio. Kaip sakant, vyrai motyvuoti irgi, man irgi va įpūtė biškį motyvacijos. Greičiau stumtis. Nu va, kelionė baigėsi vyrų. Su galomu varomu. Su galu varomu. Jau ragas. Jau raganosis, aš matau jam. Jau raganosis vyram. Viskas reikia atsipūsti. Sveikint su vietiniais. Tim termo rūbą reikia. Ryte buvo šalčiau, dabar jau šilčiau pasistumdžius serpantinais. Dar kartą ačiū Gauart draugams, gauart.lt, kurie padarė man šitą grožį, kurį galiu vilkėt. Labai patenkintas. Voveraitė laksto. Tenka va tokiu metodu įvažinėti. Jos. Kol mašinos nevažiuoja, aišku. Vis dar stumėmės į serpantiną. Vis dar stumėmės. O kokie vienuolynai. Gražu žiūrėt. Norėtųsi užeit, nusiskint tų vynuogėlių. Kažkaip nematyt. Baigėsi sezonas jau turbūt. Stumiam, nu kas matosi už kampo? Ogi, serpantinas dar vienas. Nuostabu. Kiek jau 3,5 kilo stumėmės į serpantiną. Labai gerai, labai. Lengvas poilsis. Tai spėkit, privažiavau sankryžą. Ar į kalną, ar nuo kalno reikia minti. Atspėjot, į kalną. Eik, to šikt. Tęsim toliau, blemba. Nuostabi diena. Ajomajo. Vinjetės dviračiam reikia pirkti įdomu. 300 metrų kilsim va taip. Labai gerai. 7%. Nuostabu. Eina, Turkija laikykis, mes atsistumėm, atriedam, ateinam. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Pasieksim šiandien Turkiją. 2 kilometrai liko iki Turkijos sienos. Šturmuosim Turkiją. Nuvažiuota 6 kilometrai. Važiuojam, let's go. Įdomu, kas ten mūsų laukia. Svarbiausia, kad serpantinai nelauktų, o toliau bus viskas gerai. Kol kas tai dar laukia tie serpantinai. Rimtai, dar 300 metrų įveikus tuos 300 metrų. Blemba, kaip stumė jie čia baisiai. Eik tu savo. Stumė gerai. Įveikiau 300 metrų, galvau, viso bus. Dar tiek pat. O.
Dasistūmėm iki kažkokios gyvybės. Kažkokios gyvybės prieš akis yra. Pagaliau. Patikrinsim, kas kaip kur iš kur. Po 8 centus. Kas čia po 8 centus? Dizelis? Nu, kaina nebloga. Su mašina būčiau, tai užsipilčiau tikrai. Litriukų nemažai. Kaina tenkina. Nu ką, minam. Kaip ir visų ženklai sudėti. Saugotis šernų. Jau visai čia pat Turkijos siena. Automatų yra. Mašina lango nėra. Добрый день. Можно едет, да? Хорошо. Добрый день. Hello. Oh. Okay. Good. Okay. Bye, thank you. Bye. Liko Turkijos. Sen oradan geçeceksin oradan. There not? Bu otobüs burada. Otobüs. Sen orada. Okay, Boşuna gitmiyor. thank you. Ten laukiau, kad pasirodo. Nu, bet ką darysi. Gyveni ir mokais. Hello.
Thank you. Hoş geldin. Çok güzel abi. Eyvallah, güle güle. Hello. Hello friend, passport control. Finish. Yeah. Can go? Yes. Okay, thank you. Where are you going? To Istanbul. Istanbul. Later Greece, Albania, Italy. Sen Frank. Frank. Lithuania. Ukraine. Lithuania. Lithuania, very good. Very good. Okay, thank you. Bye bye. Nu, viskas labai paprastai praėjo. Labai liuks. Viskas, mes Turkijoje, chebryte, mes Turkijoje. Va taip, išvažiuota biškį trumpam iš Europos Sąjungos, Istambulas 260 km. Labai gerai, wow, man patinka. Tam va su dviračiu tai ant smūgio, ten tik tai prastoj vietoj buvo atsistojęs. Visiems po barabanų, va tik varyk seniuk su tuo dviračiu, visi palaiko, maladėts. Man patinka, važiuojam. Pasigrožėt Turkijos serpantinais, let's go! Va taip, kaip priklauso. Kaip priklauso. Istambulė laikykis! Paduos rimtos faunos neužilgo. Greičio akinius, nes čia bus atitinkamai ir paspausta. Nusiteikimas geras. Biškį duosimės ir gaziuko. Nėra čia ko stabdyti per daug. Va taip. Vietiniai. Pirma sutikta mašina iš Turkijos. Pasisveikino iškart. Geras ženklas. Šalis pasitinka teigiamai, man patinka. Turėtų būti labai smagu. Nu, antra mašina atvažiuoja, bus pasisveikinimas. Jei bus, tai čia laukia rimti nuotykiai. Nu, šitas kukliau. Tikėkimės kėlė bent ranką. Pipsiko nepaleido. Važiuojam nuo kalniuko, dabar serpantinais leidžiamės. Vakar ir šiandien kilom. Šiandien tikiuosi bus nusileidimų dieną pagaliau. Važiuojam, o kaip gerai. Va taip. Va tokius keliukus aš užskaitau. Turkija pasitinka tvarkingai. Toks gazas mūsų, 50 varom, kaip su mašina. Lempas trikdytų, ką nors kažkur, tai čia būtų raganosis. Opa! Kolegos iš Bulgarijos. Prašau, koks vaizdelis atsiveria. Karaliavęs. Važiuojam. Kalnai, kalneliai, vau. Vyrai tvarkosi bolidą, kažkas atsitiko. Kažką pasiplauta eina.
Google mapas rodo, kad čia kelias yra į miestelį. Nelabai čia jis yra. Čia kažkas panašiau. Derekoj. O, va čia mes ir važiuojam į Derekoj. Patikrinsim, kas tai gero. Žiauriai norisi į tualetą, pasakysiu jums taip. Nu, kaimukas čia gal miesteliu, gal nereiktų vadinti. Pamaldos čia vyksta kažkokios, bet čia dažnai turbūt vyksta. Neaišku, ar galima varyti valgyti, ar negalima. Nu, sužinosim. Įgenlež. Čia mūsų restoranėlis turėtų būti. Žiūrim, ar kažką turės ką pavalgyti. Afiyet olsun. Riksmelis verda. Pavalgėm, bet tualetų nėra. Nieks niekam neįdomu. Aišku, ieškosim tūliko. Labai norim į tualetą, labai. Nu, biškį šaltukas ima, reikia persirengt, apsirengt tiksliau labiau. Škelį labiau. Termotopą. Pavalgėm skaniai pas moterėlę. Mėsos kukulių su salotom. Manau, kad jinai ten biškį pinigų nuo manęs nuvavėjo daugiau negu nuo vietinio. Nu, bet ką padarysi. Norėjau valgyt. Viskas okei, tualeto nebuvo. Tualetą padarėm, žodžiu, apleistam pastate. O taip, tokie pirmi įspūdžiai, pirmi potyriai Turkijoje. Derekoj miestelį. 25 km įvykta. Važiuojam dabar į Kapaklį kaimą. Į parduotuvėlę biškį nusipirkt stafo. Jau neužilgo kažkur ieškosim vietelės, kur įsikurt. Saulė leidžiasi. Už gero pusvalandžio jau nusileis. Čekinsim vietos, kur įsikurt. Tokie vaizdeliai aplink. Tokie kaimeliai įdomus, biškį apleisti. Tokios glūdumos. Iki Stambulo 205 km likę. Pakeliui tokius vaizdus matom. Pažiūrėsim, kas ten per parduotuvėlės, ar jos apskritai veikia. Google Mapsas, kad rodo, kad veikia, bet neaišku. Atsikėlė.
İyi günler. Bölmeye devam ediyorum. Hadi söyle. Vakarėje jau apsipirkom nakčiai vandens, tualetinio popieriaus, visko turim. Ieškom vietos, kur nugriūt. Daug aplink karjerų, vien fūros laksto su smėliais, žvyrais, viskuo. Tai pilna dulkių, net ore va matosi, kad dulkių belekiek į akis lenda visur. Žodžiu, jo. Reikia pavažiuoti toliau nuo šitų dulkių, kad rast vietelę išsimiego, dulkėse nesinori. Ir visokiuose garsuose būt. Susirasim ramią vietelę kažkur. O dar vienas karjeras. Pilna čia. Net ant kelio, va kiek visokių matos iš gyvūnų sėta. Nors asfaltas, o va grynai pridulkėja. Iš mašinų, kur veža, prikritusi yra. Let's go, let's go, let's go! 30 kilometrų įmynėm. Važiuojam toliau. Riedam toliau 45 km per valandą. Pasilenksim. Paminsim dar biškį. 50 km per valandą. Va taip. Nu, nežinau kaip jum, bet man čia patinka. Čia gražu. Kalnai, vaizdai. Oras geras. Biškį pašiltėjo Turkija. Užsukus, kaip bebūtų, čia šilčiau. Nu ir dabar kur pasiduodam, ar į kairę, ar į dešinę. Statytis palapinę gali kairė, ten lemba. Lysti į kairę, ten kelelio jokio nėra, čia tik išvažinėta kažkokių traktorių ar dar kažko. Satelitai neaišku, ką čia rodo. Šaunam mes čia į kairę. Biškį pablūdysim kažkur. Aišku, čia su kokiais keturačiais gali publika driokstelt ar dar kažką. Bet su mašina panašu tai, kad jau nedriokstels. Va, čia pažiūrėsim, kas už kalnelio įdomesnė dedasi. Koks žiburėlis toli šviečia. O, vėjo jėgainės. Bet neužvažiuot ant ko nereikia. Svarbiausia neužvažiuot ant ko nereikia. Vėl mano žadintuvas, laikas miegot. Einam, mes miegot būnam. Ieškom vietelės. Čia ąžuolas, čia kas? Kažkokie panašus į ąžuoliukus reikalai. Ąžuolas geras medis. Jo reiktų pakrist. Biškį norisi daugiau nuo kelio pasitraukti. Bet kartu rasti lygumos, lygumėlės, palapinė. O,
Čia visai neblogai. Na, čia va visai neblogai. Tiesumas. Nors imk įdėjo gulščiuką, čia viskas liuks. Na, čia statysim. Taip palapinę, taip iš ten užsitversim. Viskas. Radom šiandienos nakvynę. Nakvynės spotą. Būna geros palapinės, kur išsiskleidžia pačios. Galėtų į maniškę išsiskleisti. 3, 2, 1 išsiskleisk. Gaila, nepaėjo. Nepaėjo. Būtų gerai savaime išsiskleidžianti. Nu ką, kimbu į darbus. Kitoj vietoj, ne ten, o čia statysim. Čia tiesiau ir čia tokių mažų spigliukų nėra. Ten aptikau spigliukų. Tai tiek to rizikos nereikia. Statysim čia. Užbukim nakties. Vakar pas babutę nakvoju. Tikėkimės nelis. Metamės stafą vidun. Laputėlė, blem. Nu ką, nakčiai pasiruošta, viskas susidėta. Labos nakties.